Sveiki visi! Ar kada susimastėte, kaip anglų kalboje keliauti laiku atgal? Šiandien mes kaip tik ir pasinersime į vieną svarbiausių įrankių, leidžiančius tai padaryti. Paprastai būtojų laiką. Na, tai yra tas pats pamatas, be kurio tiesiog neįmanoma papasakoti jokios istorijos, pasidalinti prisiminimais, ar žinote, tiesiog kalbėti apie tai, kas jau seniai įvyko. Na, įsivaizduokim situaciją. Norisi papasakoti, ką veikiam vakar. Arba kas įdomaus nutiko praėjusią savaitę. Kaip tai padaryti? Atsakymas žinoma slypi būtent paprastajame būtajame laike. Angliškai past simple. Galima sakyti, tai yra mūsų raktas į praeities pasaulį. Gerai, o štai ir mūsų kelionės planas. Pirmiausia, aptarsim, kaip apskritai kalbėti apie praeitį, tada pereisim prie teigiamos formos, vėliau neigiamos ir klausimus. Na ir pabaigoje, žinoma, viską išbandysim praktiškai. Viskas labai aišku ir paprasta, judam pirmin. Taigi, pirmas skyrius – kalbėjimas apie praeitį. Čia mes ir padėsime tos svarbiausius pamatus, kad suprastume, kada ir kodėl šis laikas yra naudojamas. Tai va, pats svarbiausias dalykas, kurį reikia atsiminti, yra tai, kad šis laikas skirtas veiksmams, kurie prasidėjo ir, kas svarbiausia, baigėsi praeityje. Taškas. Jie yra visiškai užbaigti. Pavyzdžiui, sakom I walked. Aš ėjau. Arba she saw. Ji matė. Viskas. Veiksmas įvyko ir baigėsi. Gerai, kad viskas būtų kuo aiškiau, viso šio paaiškinimo metu mes laikysimės vieno pavyzdžio. Pasiimkim veiksmažodį plaukti, tai yra to swim, o jo būtojo laiko forma yra swam. Būtent šis žodis mus ir lydės visą kelią, tad įsiminkime jį. Na štai keliaujam prie antro punkto – teigiamos formos. Pradėkime nuo paties paprasčiausio dalyko. Kaip tiesiog pasakyti, kad kažkas įvyko? Tiesiog konstatuoti faktą. Ir štai čia yra pati geriausia dalis. Pažiūrėkit, kaip paprasta. Veiksmažodis swim absoliučiai nesikeičia. Visiškai nesvarbu, ar sakoma aš plaukiau, I swam, ar jie plaukė, they swam, visada tas pats žodis – swim. Jokios painiavos su galūnėmis, kaip kartais būna kitose laikuose. Na, tiesiog fantastiškai patogu. Tiesa? Gerai, pereikime prie trečios dalies – neigiamos ir klausiamos formos. Čia reikalai, na, gal šiek tiek pasikeičia, bet viskas tikrai įveikiama. Kai norim kažką paneigti arba ko nors paklausti, į sceną žengia toks pagalbinis veiksmažodis – did. Ir jis, galima sakyti, šiek tiek pakeičia žaidimo taisyklės. Štai čia ir matome tą esminį pokytį. Atkreipkite dėmesį. Teigiamas sakinys – he swam. Viskas aišku. Bet neigiamame sakinyje atsiranda did not. Ir kas nutinka? Pagrindinis veiksmažodis swam grįžta atgal į savo pradinę formą – swim. Tarsi visas būtojo laiko krūvis pereinant to pagalbinio did. Tai yra raktas į viską. Ir geros naujienos taisyklė vėlgi yra labai nuosekli. Kaip matome, absoliučiai visiems asmenims naudojama lygiai tą patę konstrukciją. Pirma eina įvartis, tada did not, arba dažnai sutrumpintai sakoma didn't, ir tada pagrindinė veiksmažodžio forma. Mūsų atveju swim. Gerai, o kaip tada paklausti? Na, čia dar paprasčiau. Tiesiog paėmam tą mūsų pagalbinį veiksmažodį did ir permetam jį į pačią sakinio pradžią. Ir viskas. Štai ir visa struktūra. Pirmiausia did, tada kas veikia, na, veikėjas, ir tada vėl pagrindinė veiksmažodžio forma – swim. Pavyzdžiui, did he swim, did they swim. Vėlgi, labai logiška ir labai nuoseklu, ar ne? Ir žinoma, reikia mokėti atsakyti. Čia viskas paprasta. Jei klausimas prasideda žodeliu did, tai ir atsakome. Naudodami did arba didn't. Pavyzdžiui, yes, I did arba no, he didn't. Trumpai ir aiškiai. Gerai, teorijos jau pakaks. Pats laikas pereiti prie ketvirtos dalies – praktikos. Išbandykim viską, ką tik aptarėm. Tai juk pats geriausias būdas įtvirtinti žinias ir pamatyti, kaip visa tai veikia tikruose sakiniuose. Pasiruošę? Gerai, pirma užduotėlė. Turime sakinį su tarpu. I swim in the lake yesterday. Tai teigiamas sakinis apie vakarykštę dieną. Kokia bus teisinga veiksmažodžio swim forma? Duodu sekundę pagalvoti. Taip, teisingas atsakymas žinoma yra swam. I swam in the lake yesterday. Kadangi sakinys teigiamas, kalbam apie praeitį, naudojam būtojo laiko formą. Viskas labai paprasta. Gerai, o dabar užduotis, kurioje dažnai daromos klaidos. Turime klausimą. Did he swim ar swam? Prasideda žodeliu did, tai kurį variantą reikėtų rinktis? Swim ar swam? Aišku, kad swim. Teisingas atsakymas. Did he swim? Dar kartą prisiminkime auksinę taisyklę. Kai sakinyje atsiranda did, pagrindinis veiksmažodis visada grįžta į savo pradinę formą. Juk did jau ir taip parodo, kad kalbame apie praeitį.
Puiku. O dabar pabandykim paversti teigiamą sakinį neigiamu. Sakinis yra I swam in the pool yesterday. Kaip pasakyti, kad to nebuvo? Kad basene visgi neplaukė jome? Būtent. Teisingas atsakymas. I did not swim in the pool yesterday. Viskas pagal taisyklės. Atsiranda did not, o swam virsta atgal į swim. Puikiai. Na ir paskutinis iššūkis šiam kartui – sakinio konstravimas. Turime žodžių kratinį. Yesterday I swam in the sea. Sudėliokime juos ir logišką ir teisingą sakinį. Nuo ko reikėtų pradėti? Ogi štai, kai viskas gražiai susidėlioja. Pirmiausia, žinoma, veikėjas I. Tada, ką jis darė? Veiksmas swam. Kur? Nurodome vietą. In the sea. Ir kada? Laikas eina į galą. Yesterday. Taigi, I swam in the sea yesterday. Viskas savo vietose. Na štai, atrodo ir viskas. Dabar jau tikrai turime visus pagrindinius įrankius. Žinome, kaip sukurti teigiamus, neigiamus sakinius, kaip paklausti naudojant paprastąją būtąją laiką, jau galime drąsiai pasakoti apie tai, kas įvyko. Ir pabaigai. Klausimas pamastymui. Dabar, kai jau žinom visas taisyklės, kaip angliškai pavyktų papasakoti, kas buvo nuveikta praėjusią savaitgalį, galima pabandyti mintise suformuluoti bent vieną sakinį, naudojantis tuo, ką tik aptarėm. Sėkmės ir iki.